Karoli, kokios mintis ir nuotaikos prieš Ukmergę? Nuotaikos neblogos, oras patinka danga. Tikiuosi, kad Rally 3 automobilis atsiskleis tokiu oru ir tokiom dangos sąlygom. Kadangi Karolis vakar šventė gimtadienį, šiandien galim paklausti, kiek pučiat? 2. Va, 2. O, 2. Stipru. Kaip, Karoli, nuotaikėlės? Puikios, labai smagu. Geras oras, smagu, kad nelyja. Puikiai danga. Iš tikrųjų galima mėgautis raliu. Tai, kad visos dienos tokios būtų, kad ir šiandien, ir rytoj, tai labai džiaugčiaus. Policijos įvykį suvestinę naktinę pažiūrėjau, tai kaip ir nebuvo registruota jokių nei triukšmų, nei... Sutarėm, kad nekvies kaimynai. Labą dieną. Rytas. Na ir kaip tas rytelis prasidėjo? Nieko, geras. Kad kiekvienas rytas tai prasidėtų, tai kai ko kito rytais nereiktų. Kavos gert. Atsibudimui geras ruožas? Tai geras. Su automobiliu šiokių tokių problemų turim, Kas tai negerai? amortizatoriai neveikia, sakykim, taip kaip turi veikti. Tai 30-40% tik veikia, tai šokinėjom, važiuojam kaip ant taburetės. Svarbu, kad posūkėse neišmestų kur nors. Nu tai vat vakar buvo tokių situacijų, tai jau toks, kur labai didelės duobės, tai prisisaugom truputį, prisispaudžiam, bet, nu ką, linksmintis netrukdo. Tai pradau, gerą gazą. Karoli, tai ir pasidovanojai kažkokią pergalytę didesnę ar mažesnę savo gimtadienio progą?
Jeigu taip atvirai, tai man sudovanojo visi. Šaučiūnas iškrito, Sieras iškrito. Tai žodžiu, neskubėjom, laikėm saugų tempą ir šiame ralyje pasiteisino, nes nežinau, neįsivaizduoju, kaip Hebra mina, bet tikrai labai slidu. Kaip tas miškas? Nu, nerandu net lietuviškų žodžių, kaip pasakyti. Pekla, va, pekla. Supratau, kas sveikimai, puikiai. Ačiū. Ačiū. Šiaip realiai vienas sunkesnių ralių buvo mano gyvenime. Tiek techninė prasme, tiek oro sąlygų prasme, tiek, nežinau, viskas labai sunkiai ėjos, bet labai gera būti čia nais finiše. Iš tikro saugojomės, tai taktika ir buvo tokia, kad atvažiuoti finišą, tai tiesiog bandėme būti ant kelio, bandėm neprisidirbti, šiek tiek ir techninių problemų turėjom, tai neleido gal, sakykim, pilnu pajėgumu varžytis, bet esame tuo patenkinti, nes turbūt tai mus ir išgelbėjo, nes galėjom likti kaip mūsų kiti konkurentai griovyje kažkur tai. Lietus nėra baisu, baisiausia yra kelio danga, nes iš tikro miške tikrai buvo košė, daug vietų košėtų, daug molėtų. Sužinojom, iš kur čia molėtų pavadinimas kilęs, tai čia nuo kelių tokių. Tai iš tikro, ne visi greičio ruožai tie miškingi buvo sunkus, bet kiti, kur greiti, tai nebuvo labai blogai. Keliam taurę už finišą ir iki kitų kartų.